Mes esam Salantų mieste ir esam nuostabioje teritorijoje, atgimimo ąžuolyne, kur visų laukiame. Kovo 16 dieną nuo 10 valandos Valstybinio miško urėdijos organizuojamame renginyje paukščiai grįžta namo, kur bus keliami inkilai, bus vaišinamasi koše, bus edukacijų ir smagaus laiko šitame gražiame ąžuolyne. Kodėl ši akcija ir į Salantus atkeliavo, nes miškininkai ją, kiek žinau, organizuoja lenkimuose. Tai kodėl ir salantiškius kviečiat prisidėti prie tokios akcijos? Salantai yra nuostabioje vietoje, saugomoje teritorijoje, Salantų regioninio parko teritorijoje, turi daug gamtos, daug paukščių ir mes turim progą suteikti tiems paukščiams namukus. O kodėl ąžuolyną šitą pasirinkot? Ąžuolynas yra susodintas vietinių gyventojų iniciatyva. 2025 metais turėjom labai gražią jaunimo iniciatyvą, kur šitą ąžuolyną prikėlė, padarė poilsio zoną prieinamą jaunimui ir Gaidžio lizdą pavadino. Tai mes turim nuostabią erdvę, jau sukurtą erdvę, kur galim pakviesti kitus žmonės ir ne tik tai žmonės čia lankytis, bet ir paukščius čia apsigyventi. Kiek to žmogaus pagalbos reikia paukščiui? Tokiam medynė, tai čia jeigu ne žmogaus pagalba, tai tų paukščių tikrai būtų mažiau. O tiek tu turim paukščių, mes labai dažnai net nepastebim tos įvairovės ir gal kartais net ir nepastebim, kad iškeltuose inkiluose apsigyvena paukščiai. Bet mūsų ta praktika rodo, kiekvienais metais keliam inkilus ir praktika rodo, kad iškeltuose inkiluose labai retai neapsigyvena paukščiai. Ta galimybė inkilo paukščiai labai greit suranda ir išperi šeimynas. Pasinaudoja, ar ne? O kiek mūsų Kretingos padalinys iškelia, tarkim, kiekvienais metais tų inkilų rajone? Ar skaičiuojat? Skaičiuojam. Kiekvienais metais iškeliam apie 400 inkilų. Aišku, ir kviečiam ir mokyklas, mokinius, visuomenę, tai tų inkilų kažkiek dar ir atsineša renginių dalyviai, tokių švenčių. Bet ką verta paminėti, mes Kretingos regioniniam padaliny gaminam inkilus kiekvienais metais trečdaliui Lietuvos. Pavasario pradžia yra tinkamas metas kelti inkilam, jeigu, tarkim, nori savo kažkokią medžią sodyboje yra ir taip toliau išsikelti, dabar tinkamas metas. Taip, tinkamas metas. Pavasaris. Būtent. Geras, nes jau galim iškabinę iškėlę inkilus, galim jau pastebėti, kaip ir paukščiukai tarpusavį konkuruoja, kaip matuojasi į inkilą. O dabar va šiandien yra kovo pradžia, dar tik laukiam šventės, bet jau varnėnai yra parskridę, jau rytais išėję galim ar miške kažkur išgirsti, kiek tų paukščių sugrįžusių yra ir koks čiulbėjimas yra. Tai, žodžiu, to renginiu kaip ir lauksit grįžtančių paukščių, ne, Salantuose? Taip, ir tikrai nereikia įsigąsti, kad yra sniego, nes jau pavasaris.